galva yra viešpaties, dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Džiaugsmingai šauk Dievui visa žemė. Giedokite apie jo vardo garbę. Šlovinkite ir girkite jį. Sakykite Dievui, kokie didingi tavo darbai. Dėl didelės tavo galios lenkėsi tau priešai. Visa žemė te garbina tave, te gieda tau ir te garsina tavo vardą. Šiais žodžiais pradedame šios viešpaties dienos pamaldas. Vardant Dievo, šventoje trejybėje vieno, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Kviečiu giedoti 18 psalmę. Sėskit, paklausykime Dievo žodžio ir tai bus iš 15 psalmės. Viešpatie, kas gali pasilikti tavo palapinėje ir gyventi tavo šventajame kalne? Tas, kuris
gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą, kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro piktą savo artimui ir neplūsta kaimynų, kuris Dievo paniekintai smerkia, o viešpaties bijančius gerbia, kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai ištesi, kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos. Matom. Dievo artumą galime ateiti ir tikėdami Kristumi ir taip pat patikėję elgtis su savo artimu, taip kaip moko Viešpaties žodis. Paprašysiu visus pakilti atgailos maldai. Viešpatie Dieve, mūsų Tėve, kuris esi danguje. Dėkojame Tau už tai, kad galime šį sekmadienį Tavo namuose garbinti Tave, būti Tavo artumoj. Brangus Viešpatie, Tu esi šventas. Šventi yra Tavo darbai, Tavo įsakymai. Ir apie tai pažįstame iš Tavo žodžio. Tavyje nėra nei nuodėmės, nei netyrumo. Tu esi ir teisingumas, ir meilė. Brangus Viešpatie, kaip girdėjome iš skaitinio, Tau priimtinas žmogus, kuris neniekina kito, nešmeižia, nedaro piktą, nepriima kyšių prie žmogų, kuris prisiekęs ištesi, kuris gyvena dorai, elgiasi tiesiai ir savo širdyje kalba tiesą. Tačiau Viešpatie, turime pripažinti, kad ne visada pavyksta laikytis to kelio, kuris tinkamas Tau, Viešpatie. Ir mūsų nuodėminga prigimtis vis sugrąžina mus, kad mes vis nusidedame Tau, brangus Viešpatie. Taip pat ir savo artimui, kurio nemylim taip kaip savęs paties. Viešpatie, ir mūsų tikėjimas susvyruoja, mūsų mintis ir darbai nuklysta nuo Tavęs. Ieškome sprendimų tik savi pačium pasiremdami. Tu, Viešpatie, matai mūsų slapčiausias širdies kerteles, taipogi ir mūsų netikrumą, didžiavimąsi, ar melagystės, ar nejautrumą, ar nemeilę savo artimui. Tačiau, matydami, kad negalime patys savo jėgomis ateiti Tavo artumą, kreipiamės į Tave maldoje. Brangus Viešpatie, dėl begalinės Tavo malonės, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus aukos. Viešpatie, Tu žvelgi mus nebe kaip į nuodėmingus žmonės, bet matai savo Sūnaus teisumą. Ir nuolankiomis širdimis ateiname, Viešpatie, prieš Tave, prašome, atleisk mums mūsų kaltes. Ir tikime, kad per Jėzaus Kristaus auką Tu jas mums atleisi. Amen. Dabar kviečiu giedoti 5 psalmę. Gilus, ir šauksmą mano
Paklausykime šį kartą iš laiško romiečiams, Romos gyventojams, 5 skyriaus, nuo 8 iki 10 eilutės. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, per jį būsime išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Tai būna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą į Jėzų Kristų. Amen. Prašau, pakilkime, galime viešpatį. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visad bus per amžius. Amen. Kviečiu visus kartu išpažinti savo tikėjimą, savo krikščionišką tikėjimą. Ir šį kartą tai padarykime Heidelbergo katekizmo klausimais ir atsakymais. Turite lankstinukuose 116 klausimas. Kodėl krikščionims reikia melstis? Todėl, kad tai kilniausias būdas išreikšti Dievui dėkingumą, kurio jis iš mūsų reikalauja. Ir todėl, kad Dievas suteikia savo malonę ir šventąją dvasią tikintiems, kurie nuolat nuoširdžiai į to prašo ir už tai dėkoja. Kokia turi būti malda, kad ji patiktų Dievui ir būtų išklausyta? Pirmiausia, kad visą, ko jis mums liepia prašyti, mes nuoširdžiai prašytume tik vienintelio tikrojo savo žodžiu apsireiškusio Dievo. Antra, kad mes kuo giliau pažinę savo dvasios turtą, nuolankiai nusižemintume jo didybės akivaizdoje. Trečia, kad tvirtai būtume įsitikinę, jog Jėzaus Kristus jis tikrai išklausys mūsų maldą, kaip yra mums pažadėjęs savo žodį, nors nesame to verti. Kviečiu giedotis 189 giesmę.
bus pamokslas vaikams. Yeah, you take that. Thank you. Yeah, good. Okay. He's got it. Got the chair and it goes. And you want to come up? Come on up. Anyway, that's good for her. Good. Hey. Labas. Okay, I have here a glass or a cup of wine and some bread. Tai šiandien aš čia turiu taurę vyno ir truputėlį batono duonos. And we have this today because we are celebrating what we call the Lord's Supper. Tai mes šiandien čia turime dėl to, kad mes švenčiame, mes taip vadiname viešpaties vakarienę. Do you know why we do have the Lord's Supper? Ar žinot, kodėl mes turime viešpaties vakarienę? Taip. Kodėl? Todėl, kad viešpatis geras. Because God is really good. Yeah, good. And how did he show how he was good? O kaip jis parodo, kad yra geras? So he teaches us and also he helps us. Good. And one special thing he did for us was that he died on the cross for our sins. Ir vienas labai ypatingas geras dalykas, kurį jis padarė, tai mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. And that means his body, which is the bread represents, was broken for us. Tai reiškia, kad jo kūnas, kuris yra kaip simbolis duona, tai buvo sulaužytas už mus. And the wine that is in this cup, you see the wine? Ir vynas, kurį matot šitoj taurėj? Okay, the wine represents the blood that goes through the body. Ir vynas atspindi kraują, kuris teka mūsų kūnui. Okay, and both of these represent that Jesus took God's judgment upon us. Ir tai tik parodo, tai tie simboliai, kurie parodo, kad Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisiėmė Dievo teismą vietoj mūsų. Now the passage that I'm preaching on to your parents today Ir dalis iš Biblijos, apie kurią šiandien kalbėsiu su tėveliais jūsų šiandien. this is going to be speaking about Jesus and what he did for us. Tai šiandien ir kalbėsim apie Jėzų ir tai, ką jisai padarė dėl mūsų. And it's going to tell us that one of the things he did was set us an example. Ir vienas iš dalykų, ką jisai padarė, tai jisai parodė mums pavyzdį. He set us an example of how we should live. Jis parodė pavyzdį, kaip mes turime gyventi. And Monday I thought you set a very good example when you pulled out the chair for her to sit on. Ir matote, parodė labai gražų pavyzdį, kai ištraukė į kėdutę, kad kita mergaitė galėtų atsisėsti. When we do good things for other people, it's a good example, like Jesus did. Ir kai mes darome labai gerus dalykus, darbus, ar ne, tai yra tas, kaip mes rodom, ką Jėzus padarė mūsų gyvenime. And when we do bad things, it's also a bad example for other people. Ir kai darom blogus dalykus, tai yra kaip ir labai blogas pavyzdys kitiems. Now, what would you like to be doing? Good examples or bad examples? O ką jūs labiau norite daryti, gerus pavyzdžius ar blogus? Yeah, wonderful. Okay? And that's what Jesus is doing, has done for us. So let's stand and pray. Ir taip yra, ką Jėzus padarė už mus ir atsistokim maldai. Dear Lord Jesus, we thank you for what you did for us. Brangus Dieve, Jėzau, dėkojame tau už tai, kad tu padarei dėl mūsų. That you died for the forgiveness of our sins. Kad tu mirėjai už tą atleidimą, už mūsų nuodėmes. And you set us an example for times of suffering. Ir kad parodai mums tą nuostabų pavyzdį tais momentais gyvenimo etapais, kai yra kentėjimas. Help us to set a good example for other people. Padėk mums taip pat parodyti gerą pavyzdį kitiems žmonėms. And we pray this in Jesus' name. Ir meldžiame to Jėzaus vardu. Amen. Okay, you guys can go for the children's service. Prašom se. Galite. So today You don't have. today we're going to be looking at another passage from 1 Peter.
Tai šiandien mes pasižiūrėsime į kitą rašto dalį iš pirmo laiško Petrui. And it's a short passage, Tai yra trumpa rašto vieta, and it speaks about Jesus. bet ji kalba apie Jėzų. So I want you to listen to this in the light of the fact that we will be having the Lord's Supper later. Ir labai svarbu, kad šiandien šio pamokslo klausytumėtės su ta mintim, kad šiandien turėsime ir viešpaties vakarienę. Okay, would you read it through? Tai kaip ir jūsų lankstinukuose yra 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 22-25 eilutės. Jėzus nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Jūs buvote tarsi klaidžiojančios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Tai yra Dievo žodis. So you could say that these verses are a summary of the gospel. Tai galėtumėm sakyti, kad šios rašto eilutės yra kaip tokia santrauka gerosios evangelijos. They tell us what Jesus did for us and the impact of his work upon us. Jos kalba apie tai, ką Jėzus padarė dėl mūsų mums ir kaip jo darbai paveikė. So it tells us that Jesus was the only sinless man who lived on this earth. Jos sako apie tai, kad Jėzus buvo vienintelis visiškai be jokios nuodėmės esantis žmogus. And he voluntarily took upon himself the punishment that we deserved. Ir jis savanoriškai prisiėmė tą teismą ant savęs vietoj mūsų. And the result was that his righteousness replaces our sinfulness. Ir koks to buvo rezultatas, kad jo teisingumas pakeitė mūsų nuodėmingumą. And so because of that, the Father no longer sees us in rebellion against him. Ir ką tai reiškia, kad dangiškas tėvas nebemato mūsų kaip tokių besipriešinančių, einančių prieš jį. Instead, he sees us as his children and welcomes us into his household. Ir vietoj to jis mus mato kaip savo vaikus, kuris kviečia ir laukia mūsų savo namuose. Now, the verses that we have in our skaitinys don't cover everything that Jesus did. Tai šiandieninis mūsų skaitinys iš esmės apibendrina viską, ką Jėzus kaip ir padarė. They focus especially on his suffering. Ir pagrindinis dėmesys yra jo kentėjimams. And that's because suffering is one of the main themes of Peter's letter. Ir tai yra dėl to, kad viena iš pagrindinių Petro laiško temų yra kentėjimas. And so these verses tell us that Jesus suffered for us in two ways. Ir šis skaitinys mums kalba apie tai, kad Jėzus kentėjo dviejais būdais. And he suffered for us as an example. Jis kentėjo dėl mūsų kaip pavyzdys. And he suffered for us as a sacrifice. Ir jis taip pat kentėjo dėl mūsų kaip auka. And so as he did this, we looked at some weeks ago at what it was like for Jesus to be an example. Ir kai jis tą padarė, mes prieš kelias savaitės gilinomės į tai, ką reiškia tas kentėjimas ir ta auka. That Jesus trusted in God's sovereignty, his power, and his plan. Kad tai rodo, kad jis pasitikėjo Dievo visagalystę, jo jėga ir jo planu šiam pasauliui. So today we're going to look at how Jesus actually achieved that for us and obtained that example for us. Ir šiandieną mes ir patyrinėsime, kaip Jėzus būtent tą pasiekė ir kokį pavyzdį jisai mums parodė. And we're going to start off by looking at the humiliation of Jesus as part of his suffering. Ir pirmiausia, pradėsime nuo to, kad pasižiūrėsime į tą dalį, kur Jėzus buvo pažemintas ir kaip tai vedė į kančią. And that we'll see he was remarkably submissive in his suffering. Ir ką mes ir matėme, kad jis buvo labai įspūdingai atsidavęs Dievo kvietimui. And yet he also achieved salvation through it. Bet kartu jisai per tai gavo ir atnešė išgelbėjimą.
And then after that, we'll look at how his suffering gave us healing from sin and hope for the future. Ir vėliau mes matysime, kaip Jėzaus ta auka suteikė mums išgyjimą nuo nuodėmės ir atnešė viltį ateičiai. So first let's look at his humiliation. Tai pirmiausia pasižiūrėkime į Jėzaus pažeminimą. In verses 22 and 23 we read, Jesus committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. Instead, he suffered. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Page 1. Yeah. Tai skaitome būtent šiame skaitinyje 22-23 eilutėse. Jėzus nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. No? Yeah. Now these verses do not speak about Jesus up in heaven. Tai šios eilutės nekalba apie tai, ką dangiškasis viešpats Jėzus galėjo turėti danguje. Rather, they speak about Jesus coming down to earth and taking on the form of a man. Ir vietoj to tai yra žinutė apie tai, kad Jėzus nusileido iš dangaus į žemę ir priėmė žmogiškąją būseną. You read about that in Philippians chapter 2. Apie tai mes skaitome laiške Filipiečiams 2 skyriuje. And there we read that you should have the same mindset as Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Ir mes čia ir skaitome, mąstykite taip kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs lygybę su Dievu. Rather, he made himself nothing by taking on the very nature of a servant, being made in human likeness. Bet apiplėšė save ir esybę tapo tarnu ir panašus į žmones. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Now there's two observations I want to make here. Tai tokie du pamąstymai, kuriuos norisi čia padaryti. First is that the fact that this humiliation was voluntary. Tai pirmiausia, toks svarbus momentas, kad nepaisant to, kad šis Jėzaus pažeminimas buvo savanoriškas, does not in any way minimize the humiliation itself. Jokiu būdu šis pažeminimas nėra sumenkinamas. We might think it wasn't a suffering for Jesus to become a man. Mes galbūt galvojam, kad Jėzui nebuvo didelės kančios, kai jis tapo žmogumi. After all, Jesus, a man is right at the pinnacle, at the top of God's creation. Ir vis dėlto Biblijoje mums kalba, kad žmogus, žmonija yra Dievo kūrinijos pačioj viršūnėje. And in Hebrews 1 we read that even angels will serve those who are men who are to inherit salvation. Ir net laiške Hebrajams, 1 skyriui 14 eilutėje mes skaitom, kad angelai yra patarnaujančios dvasios siųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą. So in a sense our status is even higher than the mighty angels. Ir pasirodo, kad tas mūsų statusas visoje kūrinyje yra aukštesnis net už tuos galingosius angelus. So we might think, well, for Jesus to become a man, that's not too bad. Ir mes galėtumėm pagalvoti, kad Jėzui tapti žmogumi jau nėra taip labai blogai. But that ignores how high and mighty God is compared to man. Tačiau mes turime pastebėti, koks yra didžiulis skirtumas tarp to nuostabaus visagalio Dievo ir žmogaus. He is our creator and we are creatures. Jis yra mūsų kūrėjas, o mes esam jo kūriniai. And the book of Revelation tells us that Jesus is worthy of all praise and honor and glory and power. Ir Apreiškimo knygoje ir sako, kad Dievas yra vertas visos šlovės, viso gyriaus ir visos pagarbos. And so we must recognize how great the difference is between us and the glorified Jesus. Ir mes turėtumėm pastebėti, koks yra skirtumas tarp mūsų ir švento Jėzaus Kristus. So when Jesus became man, it was a huge
humiliation for him. Ir kai Jėzus tapo žmogumi, tai buvo vienas didžiausių pažeminimų jam. And even though he did this voluntarily, it doesn't make it any less of a humiliation. Ir nepaisant to, kad jis tą padarė savanoriškai, tai nepadarė jo pažeminimo kažkaip mažesniu ar menkesniu. And the reason for that is the second observation I want to make. Ir tame yra tokia priežastis, tai antras pastebėjimas, kurį norisi pasakyti šiandien. That when Jesus became man, he did not give up being God. Tai yra tai, kad Jėzus, kai jisai tapo žmogumi, jisai netidavė savo dievybės, savo Dievo titulo. But when he made himself nothing, he remained God. Bet kai jisai padarė iš savęs tokiu kaip ir nieko, jis išliko Dievas. But he gave up the glory that was his in heaven. Bet jisai atidavė tą šlovę, kuri buvo jo danguje. And remaining God, he became man with us. Ir išlikdamas Dievu, jisai tapo žmogumi kaip mes. And this is Jesus' initial humiliation. Ir tai yra tokia, sąmoningas Jėzaus pažeminimas. And added to that were the 3 years of his ministry, Ir pridedant prie to jo 3 metų tarnystę, in which he was abused and slandered and finally hung on the cross. ir kur jisai buvo ir niekinamas, ir visaip kaip engiamas, ir galiausiai nukryžiuotas ant kryžiaus. So having made those observations, Tai padarius tokius pastebėjimus, we need to, from our text, find out how did Jesus respond to that? mes turėtumėm vėl grįžti savo tekstą ir pasižiūrėti, kaip Jėzus į tai atsakė. And the thing is, he was remarkably submissive. Ir nuostabus dalykas, kad jisai buvo visiškai nuolankus atsidavęs. Isaiah tells us he was like a lamb led to the slaughter. Ir Izaijo knygoje skaitome, kad jis kaip avinėlis buvo vedamas pjauti. He did not retaliate, he did not fight against anybody. Jis niekur nesipriešino, su nieko nekovojo. In fact, Pilate himself was surprised at how silent and submissive Jesus was. Ir iš tikrųjų Poncijus Pilotas ir buvo be galo nustebęs, kaip jisai, taip labai buvo atsidavęs ir nieko nesakė. We read about that in the Gospel of Mark. Mes tai skaitome Morkaus Evangelijoje. There the chief priests accused Jesus of many things. Tai Morkaus Evangelijos 15 skyrius 3 eilutė. Aukštieji kunigai jį daug kuo kaltino. So again Pilate asked him, aren't you going to answer? See how many things they're accusing you of. Pilotas vėl klausė jo, tu nieko neatsakai, žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie tau pateikė. But Jesus still made no reply and Pilate was amazed. Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. And this was amazing. Tai buvo nuostabu. Wouldn't you, in a similar situation where people were making false accusations against you, Ar mes, jeigu būtumėm tokioj pačioj situacijoje, kur žmonės sakytų mum neteisingus kažkokius nuosprendžius arba ką mes padarėm ne taip, bet tai būtų netiesa? wouldn't you take every opportunity to defend yourself? Ar mes nepaimtumėm bet kokią galimybę apginti savęs? And we shouldn't think that we always have to remain silent. Tai nereikia galvoti, kad mes visada turime būti tyloje. When the Apostle Paul was in a similar situation, he defended himself. Kai apaštalas Paulius buvo tokioje pačioje situacijoje, jisai apgynė save. But in this case, Jesus received the suffering Bet šioje situacijoje Jėzus or the priėmė, persecution, I would say. šioje situacijoje Jėzus priėmė tą auką, savęs atidavimą tą. Yeah, the harsh words that were spoken against him without saying anything in response. Ir nepaisant to, kad buvo sakomi labai žiaurūs žodžiai ir jisai juos nieko neatsakė. And in doing so, he set us, as we're told in the text, an example of how we can endure suffering. Ir šioje vietoje jisai parodo mums pavyzdį, kaip mes turėtumėm susidurti ir būti kentėjimuose. We see that Jesus set an example when he entrusted himself to him who judges justly. Ir yra parašyta, kad jis
No? He set an example when he did that. Kad jisai parodė mums pavyzdį, kaip reikėtų tai daryti, kaip jisai padarė. And secondly, we see that he actually used this to complete his plan of salvation for us. Ir antra, jisai tuo užbaigė tą dalį savo kentėjimu, kad atneštų mums išgelbėjimą. Because the result of their false accusations was that he was crucified on the cross. Dėl to, kad tų neteisingų kaltinimų rezultatas buvo tame, kad jisai buvo nukryžiuotas. But then Peter says he himself bore our sins in his body on the cross. Bet Petras sako, kad jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio. And so here we have this wonderful thing where Jesus sets an example of trusting in the plan and the work of God in heaven. Ir taip Jėzus mums rodo pavyzdį, kaip mes turėtumėm pasitikėti jo visų planu ir kaip būti toje nemalonėje patirtyje. He knew that eventually justice will prevail. Jisai žinojo, kad teisingumas vis tiek nugalės. But knowing this and acting on it are often two different things. Tačiau žinojimas to ir darimas kažką dėl to yra labai du skirtingi dalykai. For example, when we know that God is sovereign over all the earth, Tai kaip pavyzdys, mes žinome, kad Jėzus yra visagalis visoje žemėje. but don't you get angry times when there is injustice? Bet ar nebūna taip, kad ir mums kyla didžiulis pyktis, kai vyksta daug neteisybės pasaulyje? I see the same in myself when in Ukraine I see the Russians advancing at different points. Kai mes žiūrime į visą Ukrainos ir Rusijos istoriją, kai Rusija vis labiau atrodo nugali. And it's hard then to remain silent and to trust that God is sovereign and has a plan for everything. Ir tame yra labai sunku būti toje tyloje, nieko nedaryti ir tik pasitikėti Dievo planu. So imagine what it was like for Jesus. Tai pabandykime įsivaizduoti, kaip tai buvo Jėzui. He knew that his Father had a plan, Jisai žinojo, kad Dievas, Tėvas turi planą and he knew that his suffering was part of the plan. ir žinojo, kad jo kentėjimas yra to plano dalis. But I have to admit, if I was in his place, I would have stood up and been angry as I spoke. Bet jei nuoširdžiai, jeigu aš būčiau toje situacijoje, tai aš būčiau piktas ir bandyčiau eiti prieš tą visą planą. But Jesus chose to accept that injustice. Bet Jėzus pasirinko priimti šitą planą ir nešti tą teisingumą. And Peter says there are times when we have to do that as well. Ir Petras sako, būna momentai, atvejai, kai mes turime tą daryti. Especially when our speaking out will make absolutely no difference. Ypatingai, kai mūsų kalbėjimas nedaro absoliučiai jokios naudos. Then it might be time for us to remain silent. Ir tai galbūt yra būtent tas laikas, kada mes turime išlikti tyloje. And trust the power and plan of God. Ir pasitikėti Dievo galia ir jo planu. And when Jesus did that, he completed his plan for us. Ir kai Jėzus tai padarė, jis išpildė pilnai savo planą. He bore our sins in his body on the tree. Jisai paėmė mūsų nuodėmes ir nunešė ant medžio. Now, at first this appeared to be a defeat. Iš pirmo galim galvoti, kad tai buvo būtent nugalėtas. He died on the cross and people mocked him. Jisai mirė ant kryžiaus, kai žmonės iš jo tyčiojasi. And yet we're able to look afterwards and see that it was the greatest victory. Tačiau dabar mes galime matyti, kad tai buvo viena didžiausių jo pergalių. For in dying he paid for our sins. Dėl to, kad mirdamas jisai sumokėjo už mūsų nuodėmes. And in rising from the dead he gave us hope and healing. Ir prisikeldamas iš numirusių jisai mums parodė viltį ir gyjimą. And there we read that in verse 24 of our text. Ir tai mes skaitome 24 eilutį šiandieninio mūsų skaitinio. Jesus himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Right at number 2. Jėzus pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Now that last phrase, by his wounds you have been healed. Ir ta paskutinė frazė, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. That's a quote from Isaiah 53.
Tai yra citata, kuri ateina iš Izaijo knygos 53 skyrius. And there we read, He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Ir tenais mes skaitome, jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo žaizdomis esame išgydyti. So here the Isaiah the prophet speaks about transgressions and iniquities and sins. Tai būtent Izaijo knygoje ir kalba apie visą, išpranašauja apie tai, kas laukia Jėzaus, apie visą neteisybę, apie visas kaltes, nuodėmes ir bausmę. And he tells us that this is not just physical things. Ir tai, jis mums ir sako, kad tai nėra vien tik fizinės bausmės. Instead, it is Jesus reversing what had happened when Adam and Eve sinned against God. Ir tai yra tai, kad Jėzus perkeičia tai, kas atsitiko Edeno sode su Adomu ir Ieva. He took the place of Adam, and all humanity descended from him. Jis paėmė tą Adomo ir visos žmonijos vietą, kurį nusidėjo. And through his death, he gave us the opportunity and possibility of eternal life. Ir per savo mirtį jis suteikė tą galimybę ir viltį būti amžinai su Dievu. And so as we trust in Jesus, we can have that eternal life. Ir neturėdami pasitikėjimo Jėzumi, mes negalim turėti amžinojo gyvenimo. And that trusting in Jesus gives us hope for the future. Ir pasitikėjimas Jėzumi duoda mums viltį ateičiai. For Peter speaks about having died to sins and living for righteousness. Kaip Petras rašo, kad mirti nuodėmiai ir prisikelti ir gyventi teisumui. So we're dying to the sinful nature that we inherited from Adam. Taigi mes mirštame tam nuodėmingam gyvenimui, kurį paveldėjom iš Adomo. And we're living in the righteous nature that Jesus Christ gives us. Ir gyvename tame teisingume su Jėzumi Kristumi, kurį Jisai mums suteikė. Now this sinful nature can drive us to despair and a sense of hopelessness. Tas nuodėmingas gyvenimas mus gali nuolat vesti tokia spiralė žemyn į visišką nepasitenkinimą gyvenimo. But the righteous nature that comes from Jesus, that gives us hope that we will spend eternity with Him. Bet tas teisingas gyvenimas su Jėzumi neša tokia spiralė į viršų, kuri veda mus į amžinąjį gyvenimą. Notice that phrase, die to sin and live to righteousness. Prisiminkime šitą frazę, mirti nuodėmiai ir gyventi teisumui. There's a negative side of putting away the old man. Tai yra ta tokia negatyvi dalis, kur miršti kaip žmogus. And the positive side of putting on the righteousness of Jesus Christ. Ir ta nuostabi pozityvioji dalis, kur priimam tą iš Jėzaus ateinantį teisingumą, teisumą. And that leads to the last phrase that Peter says. Ir tai veda mus į paskutinę frazę, kurią Petras pasakė. He says, you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Jūs buvote tarsi klaidžiančios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Now when he speaks about Jesus as our shepherd and overseer, Tai kai jis kalba apie Jėzų kaip mūsų ganytoją ir sargą, he's speaking about the change from humiliation to exaltation. jis kalba apie tą tokį iš pažeminimo perėjimą į išgelbėjimą. How Jesus, who was treated as a criminal on the cross, Kaip Jėzus buvo, su juo buvo elgiamasi kaip su nusikaltėliu ant kryžiaus. is now a shepherd and overseer. Dabar jis yra ganytojas ir mūsų sargas. The word overseer is what we use for bishop. Tai tas sargas yra kaip dvasininkas, Viskupas. vyskupas. And so Jesus is in this position. He's beginning his exaltation where he ascends into heaven. Tai ir Jėzus, kai parodo tą kelią į dangų, į amžinąjį gyvenimą. And we read about that also in Philippians chapter 2. Ir tai, apie tai mes toliau skaitome laiške Filipiečiams 2 skyriui 9-11 eilutės. Where
Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus kitus vardus. That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovę išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. So here when we celebrate the Lord's Supper, Taigi šiandien, kai mes švenčiame viešpaties vakarienę, we remember the suffering of Jesus for us, mes prisimename Jėzaus Kristaus kentėjimą už mus, but we're also conscious of the fact bet taip pat mes esame sąmoningi apie tą faktą, that the same Jesus who died for us kad tas pats Jėzus, kuris mirė už mus, is now ruling in heaven dabar jisai valdo danguje and is able to supervise everything that's going on in our lives. ir gali prižiūrėti viską, kas vyksta mūsų gyvenimuose. So it might seem sometimes as though we are weak and nothing and suffering, Ir kartais lyg atrodytų, kad mes esame niekas arba esame menki ir neverti, but we have in Jesus every hope bet that He will work things out. ir mes turime tą viltį Jėzuje Kristuje, kad jisai viską išspręs. Now, walking in the steps of Jesus is not easy. Tai eiti Jėzaus Kristaus žingsniais jo keliu nėra lengva, But it does help that we know where it is going to end. bet padeda tas žinojimas, kad mes žinom, kur tai pasibaigs. If we follow in these steps, we will end up in heaven with Him. Jeigu mes eisime jo žingsniais, jo pėdsakais, tai tada mes ir nukeliausime į dangų, į amžinąjį gyvenimą su juo. And so let us commit ourselves to doing that. Ir pasistengime atiduoti savo gyvenimus, įsipareigoti būtent tam, So that we might receive His blessing. kad galėtume gauti jo palaiminimą. So let us stand to pray. Atstokime maldai. Dear Father in heaven, we thank you that you sent your Son Jesus, Brangus Dieve danguje, dėkojame tau, kad atsiuntei savo sūnų Jėzų. and we thank you for all the good things that He has done for us, Dėkojame už visus gerus dalykus, kuriuos jisai padarė dėl mūsų. especially that He was willing to suffer for us, Ypatingai dėl to, kad jisai sąmoningai ir savanoriškai kentėjo dėl mūsų. and set us an example of trusting in His Father. Ir kad parodė mums pavyzdį, kaip pasitikėti jo tėčiu. And so, Father, we pray that you would help us to trust in Jesus just as He trusted in you. Ir brangus Dieve, meldžiam, kad padėtum mums pasitikėti Jėzumi, kaip jisai pasitikėjo tavimi. In Jesus' name we pray. Jėzaus vardu mes meldžiam. Amen. Amen. Ačiū. And we join dabar giedokime giesmę 165 giesmę, pirmą, antrą ir ketvirtą posmelus. Stipra
mano siela. Ir visa, kas manyje, te šlovina jo šventąjį vardą. Šlovink viešpatį mano sielą ir nepamiršk, koks jis geras. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meilę ir gailestingumu. Dėkojame tau, mūsų viešpatie, už tavo meilę, kurią prisimename šios vakarienės metu. Dėkojame tau už mūsų gelbėtoją, tavo sūnų Jėzų Kristų. Esame dėkingi ir už tavo siųstą globėją, šventąją dvasią, pasiliekančią su mumis iki dienų pabaigos. Tavo bažnyčia, tavo vaikai dėkoja tau, viešpatie. Amen. Prašau, prisėskime. Dabar laikas pranešimams. Tai šiandien Dainius Jaulegis su šeima tarnauja Kėdainiuose. Tai prisiminkime jos maldoje, kad tarnystė Kėdainiuose taip pat artintų žmonės prie Kristaus. Pat informacija apie Biblijos studijas, kad antradienį vakarais vyksta Biblijos studijos 8 valandą ir galim prisijungti internetu. Tai kas norėtų prisijungti, kreiptis reikėtų į kunigą Dainių. Taip pat informacija, kad kitą sekmadienį jau po pamaldų bus parapijos narių susirinkimas. Kad ne tik kaip ataskaitinis būna prieš sinodą, bet kad ir naujas dvasininkas pradėjo tarnauti ir išsisakyti savo mintis, galbūt kažkokius lūkesčius. Tai kviečiami po kito sekmadienio pamaldų į susirinkimą. Taip pat apie kitas veiklas vykstančias parapijoje, tai jau spalio 17 dieną, 18 valandą, nors penktadienis bus jau antrasis šeimų vakaras, tai kviečiame visi prisijungti, kurie turi ar klausimų, ar palaikymo reikia savo šeimoje. Ir taipogi informacinis toks, kad spalio 26 dieną dar vėliau po pamaldų vyks parapijos valdybos narių susirinkimas. Čia tiek apie visokias veiklas. Dar paprašytas priminti ir pats nuoširdžiai primenu dėl aukojimų, kaip viešpats moko aukoti negailinčią širdimi, atvirą širdimi. Noriu priminti visiems dėl metinių aukų, metinių bažnyčios parapijos nario aukas šios 25 metus taip pat galima aukoti ir pervedant pinigus, ir maros ten yra jau vokai. Tai dėl metinių aukų. Tai tiek informacijos tada būtų. Dar parapijos pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandien pas mus svečiuose yra kai kuriem jau senai gerai pažįstamas Braisas. Tai visus labai kviečiu po pamaldų Agapės metu pabendrauti su juo. Yes. Thank you, Bryce, for coming to us. Iš tikrųjų, Bryce toks, nors ilgokai jo nematėm, quite long time not have been seeing you, bet nors ir nematėm ilgokai, bet toks esi, savas mums, kad nenustebom, kad tu pas mus esi atvykęs. We so used to you, and it's so good to see you again. Thank you. Tai kviečiu tada visus pakilti maldai. Viešpatie Dieve, dėkojame tau, kad galime garbinti tave šiandien. Dėkojame už tavo žodį šiandien, kuris atgaivina mūsų sielas, mūsų kelią nukreipia artyn link tavęs, viešpatie. Suteik mums jėgų, kaip girdėjome tavo žodį šiandien skelbiant, numirti senajam gyvenimui ir prisikelti naujajam, tam, kuris vertina link tavęs, viešpatie. Viešpatie, dėkojame už šventąją dvasią, kuri šiandien mus visus surinko į tavo namus.
kad galime atvirai, nieko nesibijodami garbinti tave tavo namuose. Esame dėkingi, kad globoji, rūpinėsi, augini Kauno bendruomenę. Viešpatie, taip pat meldžiamės už tą tarnystę Kėdainiuose, kur mūsų dvasininkai tarnauja ir Dainius, ir kunigas Frankas, tarnauja čia Kaune, taip pat ir Kėdainių bažnyčioje. Padėk atrasti kelią į tikinčiųjų širdis, stiprink mūsų brolius ir seseris Kėdainiuose. Padėk mums suprasti, kuo mes galime prisidėti, galbūt kažko patarnaudami. Viešpatie, vesk mus, rodyk mums kelią. Viešpatie, taip pat meldžiamės už visus kitus reformatų bažnyčios vadovus. Dažnai suprasdami, kad piktasis visų pirma kreipia žvilgsnį ir pastangas į lyderius. Padėk jiems būti ištikimais tavo žodžiui, tarnaujant tau. Kad turėtų savo šeimų palaikymą. Mes tikintieji reiškiame palaikymą jiems. Viešpatie, laimink, saugok ir globok tavo žodžio skelbėjus. Taip pat, Viešpatie, kiekvienas iš mūsų šiandien savo širdise atnešam nusižeminę savo poreikius, savo iššūkius, skausmus, ligas, troškimus. Tikėdami, kad tu nenusisuksi nuo mūsų, išklausysi mus ir padėsi ir atsakysi į mūsų maldas. Savo sūnaus. Dėka savo sūnaus Jėzaus Kristaus. Amen. Ir šią maldą visi palydėkime tą maldą, kurią mus Viešpats pats išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Dabar giedokime 173 giesmę ir taip pat dabar yra laikas, kai savo aukomis galime pagarbinti Viešpatį. Viešpats laimina nuoširdų aukojimą. 173 giesmė. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave.
Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te esi tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Eikime ramybėje į pasaulį, į kurį mus siunčia pats Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir druska. Gyvenkime krikščioniškai, kad žmonės, matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą, atsigręžtų į Viešpatį ir šlovintų dangiškąjį Tėvą. Amen. Pamaldas pabaikime tylia asmeninę maldą.